1, 2, 3 y... Oye, dale. Miguelito. Bambi Hayes. Frontera Bugalú. Rachetón. Hey, pa' que sepa. Dale mi negrita, baby, baila. Ese cuerpito de tequila y playa. Y Mayita en bikini soleada. Bien cabrón cuando baila rebajada. Ese bajo mueve tan heavy. Muy suelta con ritmo bien heavy. Tan prendida cuando me lo pida. Qué culazo cuando me lo pida. Kuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir sveikinu su jumis iš Brazilijos. Atvažiavau naują viečikę ir čia šiandien šaudysim nesąmoningus bairius, šokinėsiu be kostiumo ir varysim visokius dalykėlius nuo štai šitos olos. O ta ola ypatinga tuo, kad šoksim nuo čia, o šitoje vietoje yra įduba, skylė realiai. Įdubus ta ola, dėl to labai saugu, nes arba į kurią pusę įsiskleisi. Yra visiškai ramu, nes gali įsiskleisti tiesiai į kalną ir vis tiek savo ramiai be pavojaus apsisukti ir išsigelbėti situacijos. Tai čia bus galima daryti nesąmoningus triukus ir prisižaisti su savo saltonais. Tai va, plus labai čia gera logistika, tokiai fainai fermui čia esam. Labai faina logistika, nes viskas labai šalia, greit užkilsim, greit nueisim, greit nušoksim, tai bus galima prišverti daug šuolių. Važiuojam į šuolius. Kaip ir visur atvažiavus į naują vietą, pradžioje apsižiūrime nusileidimo aikšteles, jų čia ne viena ir jos visos yra iš tikrųjų skirtos karvėm ganytis, tad aptvertos aukšta spygliuota tvora, per kurias turėsim landžioti ir laipiot. Nu ką, turim labai gerą čia viečikę, nes su džipuku užveža per pusvalanduką į kalną. Ir čia mums paeiti vos ne 5 minutės reikia iki šuolio. Tai čia galėsim šert visą dieną, jeigu tik tai oras leis. Ir daug šuolių pridaryti. Tai pirmam šuoliui šoksim arba dviese su Kirilu, arba tryse su Danielu dar. Nu ir žiūrėsim, ką mes ten spausim. Kažkokių nesąmonių reikia padaryti, žodžiu. Nors prašo pirmą šuolį ramų daryti, kad apsiprasti su vieta. Bet mes nenorim būti ramus. Kažką norim įdomesnio nuveikti, nes Kirilas paskui šokinės su vinksiūtų tikriausiai, o aš toliau suksiu saltonus. Tai varom. Are you ready, man? Not yet. Yes, I'm ready. All right. 3, 2, 1, base, jump! Jump! Woo! Jump! Woo! Blemba, koks geras šuoliukas ir kokia nesąmonė atsitiko. Tik įsiskleidžiau ir pajutau kažkas tarp kojų. Kamerytė mano. Ate! Tai va čia gali ir baigtis vlogas, tik prasidėjęs. Nu, gal draugai paskolins kažką ir įsisuksiu šūdų krūvą. Pakuojam parašiutas. Susiveikiau kamerytę, draugelis paskolins. Dėl to galim išgerti ramiai kavytės. Nu ką, atvažiavom vėl su sunkvežimiuku. Čia kokį gerą, nežinau, net ne pusvalandį, gal kem minučių mus paveža, bet praktiškai visą kelią. Čia paeiti 5 minutės ir galime šokti. Tai vat, tik vat kelias, čia kaip termitų lizdas. Žodžiu, kelias per džiunglės, toks įdomesnis. Žodžiu, pagerėjo nuotaikėlė, nes paskolino draugelis kamerą, tai nesibaigė videovlogas, pafilmuosiu daugiau ką čia veiksiu. Bet tą progą, esu Lietuvos rinktinės base jumpo narys, tai ir neturiu jokio sponsoriaus, tai va tą progą galiu paprašyti, galbūt gal kas nors nori mane remti, nes kameras reikia pirkti kas antrą kelionę naujas, nes išsitaško kažkur tai. Tai ir kelionės reikėtų paremti, jeigu ką. Tai mažiausiai galėtume prie mano contribui prisidėti, būčiau labai dėkingas, o šiaip tai galiu ir kokį didesnį sponsorių įsigyti ir maikutę užsidėti, pareklamuoti, pavyzdžiui, Pro Max, kas ten kameras pardavinėja dar, ar kokius nors kitus dalykus, tai let me know. O dabar šausiu vienas jau,
Kiti užsidėjo kostiumus, kažką, o aš toliau be kostiumų plikas šokinėsiu, darysiu saltonus ir turiu gerą idėją šokti, žiūrint į kalną su atbuliniu salto, ore pasisukti 108 laipsnių ir tada dar padaryti priekinį saltuką ar 2 ir skristi parašiutą. Toks planas, huliganas, įdomesnis, šuolis laukia. Keliaujam va tokiais takučiais, džiunglėmis. Šitoje vietoje taip pat yra raupsvingas, tai didžiulė virvė, nuo kurio bus galima šokti. Tai irgi išnaudosim kažkurio metu, nežinau ar šiandien, bet tikrai looking forward. Tai va, judam. Čia yra raupsvingas, o čia žiūrėkit, kokios įdomios konstrukcijos daiktas kažkada buvo funkcionuojanti katapulta. Sakė, gaila, dabar nebeveikia jau. Bet būtų smagu iš tokios iššaut. Kaip Norvegijoje, kad mus šaudė. Pažiūrėkit videos iš Norvegijos, jeigu nematėt, kaip šokinėjom nuo katapultos. I'm rolling. Is my camera rolling? Stop. Yes, it is. Alright, boys. Fun, dude. Okay. Let's have fun. 3, 2, 1, base. Upa! Nu ir geras šuoliukas, wow, mega. Tai patiko. Čia yra tobula vieta mokintis visokiems triukams, nes uola negatyvi. Net matydamas uolą skleidžiausi, super saugiai, daug erdvės. Geras flipukas. Ir galvojau, ar daryti dvigubą priekinį, nes šoviau atbulinį salto, 108 laipsnių pasisukau ir dar priekinį. Gavau dvigubą ar viengubą. Puikiai gavosi padaryti dvigubą. Super excited. Labai laukiu kito šuolio. Reikia sugalvoti, kokį čia dabar turiu ką šaut. Bus čia gera dienelė, jau matau. Va tokie vaizdeliai. Einam dar vieną šuoliuką padaryti, jau trečią šiandieną. Turiu kitą idėją. Šoksiu atbulai, žiūrėdamas į kalną, bet darysiu priekinį saltuką. Aš toliau kokius 2 ar 3 iš tikrųjų prasuksiu. Bet šiaip noriu twistų pradėti padaryti, suktis aplink savo ašį, bet kitam šuoliui pataupysiu dar. Tai vat, o dabar bus smagus šuoliuks, manau. Danielas su Kirilu pasiliko apačioj, nekilo šį kartą, nes Daniela ant nuslydimo išsisuko koją biškį. Čiurna timtelėjo, bet tikiuosi atsigaus, nes šaldo ir bus viskas gerai, galės tęsti šuolius. Nu ką, o aš toliau tobulinu savo aerialsus, flipus, tai va. Tai manau, kad puikiai čia gausis viskas ir pabiškį build-upinsim vis sudėtingesnius triukus. Praeitas buvo labai geras šuoliukas, sklidimas jis irgi, gal ne pats stabiliausias, bet važiuojam. Va koksai, kur tas voras, va koksai variukas. Oi, džiunglėse čia reikia saugotis daug ko. Vorai vieni iš jų, bet kai žiūri vorus, saugosi vorų, tada gyvatę pamatai ant žemės. Tai žodžiu, smagu džiunglėse tikrai. Dabar tik supratau, kad savo veidą buvau prizūminęs. Are you just filming? Not jumping first. No. Yeah, buddy. All right, guys. Enjoy. Have fun, everyone. Oh yeah. Come on, team. Nice and slow. Okay. So you have fun. All right. It's gonna be 3, 2, 1, base, jump. Wow! Okay. Woo! Fuck yeah! Žiauriai smagus triukas. Šokį atgal, sukiesi priekį, belenkėk, flipą nulsų. Ir labai norėjau įsiskleist parašiutą žiūrint į sieną, nes šitam yra erdvės ir tai yra saugu. Ir tai pavyko puikiai. Reikia pralyst pro spygliuotą vėlą.
Tai va, tai 2 zuikiai vienu šuoliu padariau triuką, kurį norėjau padaryti. Ir dar pavyko atsiskleisti žiūrint į sieną, greit sureaguoti. Labai gerai vieta tam praktikuotis, nes labai negatyvi siena. Tai net ir įsiskleidus į ją, rizikos į ją įskrist beveik nėra. Tai mega šuoliukas. Varom pakuot parašiutų. Ir tada, gal jau bus pietų metas, nežinau, bet šausim toliau šokinėti šiandieną. Puikiai diena. Tai va, tokias nesąmonės darysiu toliau. Važiuojam! What a beautiful day for the base jump. Let's do some more. Oh yeah, boys. Čia tas pasidaryta. Tokio dydžio. Opa! Nu ką, šuoliai tęsiasi. Labai skaniai papietavom, pavalgėm, atsipūtėm. Atvėsim šiek tiek. Nu ką, kylam toliau. Labai smagiai čia šiandieną leidžiam. Galvoju, kokį čia kitą triuką padaryti. Tai darysiu, ko dar nesu padaręs gerai. Ačiū. Pafilmuoja draugelis labai gerai. Tai va, tai šausiu, atbulai šoksiu ir šausiu korką. Tai yra twistinsiu, ne flipinsiu, nesisuksiu, o suksiuos aplink savo ašį. Tai bus įdomus šuoliukas. Kaip ten gausis, pamatysim ore. Spręsim situaciją. O tokie vaizdai. Wow. Nuostabu. Varom pašokinėti. Nepatiks vilkam šitas mano šuolis. Gausiu pizdy. I should start jumping, facing forward. Always jumping backwards. Am I filming? Yeah, buddy. Red, blinking red. All right. Okay, guys, have fun. It's gonna be 3, 2, 1, base, jump. Facing the wall? It's okay. Kas čia per putpelės medžiuose? Oi! Nežinau, kas čia per putpelės medžiuose, bet oi, įtariu, kad gausiu velnių kaip reikiantų šitą šuoliuką, nes buvo belekas. Aišku, antrą kartą tik tokį bairį darau, tai velniai žino, kaip ten kas ir kaip turėjo būti, bet šiaip tai patiko šuolis. Šokau atbulai ir mečiausi į korką, labai gerai suko stipriai, dar ten ir saltukų iššojau, bet nelabai stabilus skleidimas buvo. Bet nebuvo nepatogus ar nebuvo kažkaip panikos skleidimas, ramiai savo stabilizavausi, mečiau. Bet žemokai skleidžiausi, jau žemiau, būčiau bent kiek buvęs, nebūčiau paskridęs į pagrindinę nusileidimo aikštelę, bet net paskridau į pagrindinę. Tai pats tas buvo čia. Tas buvo įdomi. Iki tos ribos tai galima įsidirbinėti, bet čia dabar įsidirbinėjau. Pušinu, bet ne per daug. Šitas geras buvo. Šuolis, nežinau, net ką čia dar sugalvoti per didesnį nesąmonę galėčiau iš tikrųjų kitam šuoliukui, jeigu neužbaninčiau manęs su mano įsidirbinėjimais. Visio, žiauriai karšta, prakaitas žliaugia, einu pakuotis parašiuto, laukti verdikto chebros. Oi, gera dienelė šiandien, pilna nesąmonių. Slap that. See if he shit his pants. Not very happy. We're not getting to the exit, boys. Go around him now. Wow, nu ką, kraštinukas. Mes šitam sportui nesakom paskutinis dienos šuolis, sakom kraštinis. Tai kraštinis mano šuolis. Oi, nu ir iš tikrųjų labai jaudinos. Gal šiaip jau nuovargis ateina. 5 šuolį darant, 5 kart pakuojant parašiutą. Bet sudėtingą triuką darysiu.
Šoksiu priekiniu salto į priekį, 108 pasisuksiu laipsnių, šausiu atbulinį saltą, vėl 108 ir galbūt dar vieną priekinį. Tai toks planas, tikiuosi pais, bet jo nervas ima, jauduliukas, biškį apsiniaukia, tai gerai, kad su permatomais akinukai šoksiu, viską matysiu, nes temsta, užsidengia viskas dangus debesim. Jo, tai senai taip nervinausi prieš šuolį, bet viskas bus gerai, manau. Ir eisim ilsėti šiandieną. Tai va, laukia gražus šuoliukas. Varom. Nu, vat, kartais labai gerai yra pasikliauti savo nuojautą, nes jaučiau, kad kažkas ne taip apie šitą šuolį. Ir ką, einam atgal. Užklupo audra, pradėjo smarkiai lyti ir vėjas labai stiprus ant eksito. Pučia į šoną, o nuskristi parašiutu iki landingo gali būti net neįmanoma. Tai nusprendėm nešokti. Vienas draugelis nušoko, patikrino, bet jis suvinksiutų, tai nuskrido iki pat landingo. O mes visi kiti grįžtam atgal, nes nenorim sušlapt, vėlia kaip lyja. Matot, kaip tamsu, net užtemė džiunglėse. Tai vat, ir turėjau kažkokį jausmą blogą apie šitą šuolį. Ir labai džiaugiuosi, kad jis neįvyko, nes buvo, manau, kad nebūtų pavykę nusileisti gražiai, kur reikia, ir būčiau leidęsis į medžius. Tai va, kartais įsimintiniausi šuoliai tie, kurie neįvyksta. Ir šitas šuolis neįvyko. Ir labai gerai. Grįšim saugus ir galėsim tęsti ryt toliau šokinėt. O šiandieną varysim ilsėtis. Oi, jau ir tai nuvargęs. 4 šuoliukus šiandien įroviau. Oh my gosh. Vat, biškį ir liūdna to pačiu, kad negalėjau nušokti, nes turėjau gerą planą sudėtingam šuoliui, bet gal geriau nedaryti sudėtingų šuolių vakare, kai esi pavargęs. Tai, manau, viskas tik į gerą. Tai va, varom, žygiuojam atgal, parveš mus, važiuosim per lietų, sunkvežimio gale, būsim šlapučiai, drėgnučiai. Ready? 1, 2, 3. Okay, you guys, you all lost. Two of us in the front. Go. 1, 2, 3. Oh, yeah. Now you two of you. 1, 2, 3. Okay, Mr. White Man, I opened the gate for you. Gerai, kad mašinai. Nu ką, geras dalykas apie nešokimą ir nenušokant paskutinio šuoliuko, tai yra tai, kad nereikia kvėpuot parašiuto. Tai vat, nusileidom, grįžom, nustojo lyti, aš sausas, kas važiavo gale visi kiaurai šlapi. Tai va, bet labai gerai, nereikės pakuot, galiu atsipalaiduot. Tai va, dar norėjau pasakyti gerą dalyką apie šeštą jausmą, nuojautą, reikia ją kliautis tikrai, nes prieš pat šuolį tikrai jaučiau kažką apie tą šuolį ir galvojau, ar tai čia bus kažkas blogai su mano šuoliu ar kažkaip, bet buvo blogas jausmas ir, va, neįvyko šuolis. Tai taip ir jaučiau, kad jo nebus, tai pasitikėkit savo šeštų jausmų. Yeah. Hello, little boy. Oh, that's a nice head. Esteban, do you want some egg? Muita capivara. Fried egg? Na próxima vez eu vou. Nu, čia labai skaniai valgom. Brazilijos maistas labai geras, ne, Kirilai? Ne? Zebys? Zebys, okay. Fun. This dude that they're talking about is this like super old Belgian. Belgian, yeah. Yeah, and he lives on this video. Labas rytas. Labas rytas. Oh yeah.
varom su chebryte nušokti nuo rope swingo. Nesitikėjau, kad Brazilijoje bus šalta, tik 22 laipsniai, vargščiukas, sušalau visai važiuodamas džipo gale. Tai va, užvežėm mūsų džipuku, dabar einam ruošti rope swingo, ten reikės dar tą virvę pritvirtinti ant medžio, kažkaip, pažiūrėsim, pamatysim, kaip ten viską daro. Tai va, gaila, toksai orelis, apsiniaukė ir vėjas pakilęs, tai manau, kad čia tik vieną šuolį padarysim. Bet bus matyt. Ir šiaip bus įdomu pamatyti, kaip ten tą virvę instaliuoja į medį. Tai va, tai nušoksime. Su rope swingu turiu idėją, visi darys gaineriukus, atbulai saltonų suks. O aš galvoju, gal kažką įdomesnį dar ir patvistint. Tai full back twistą, tokį iššaut kažkokį ar kažką. Nu, žodžiu, pasižiūrėsim, kas ten gausis. Ir kaip ties šuoliais, panašu, kad rytoj irgi nelabai bus šuolių iš oro sąlygų, ką čia mums rodo. Visur, kur vėjuota. Tai va, bus laiko pamontuoti šitus filmukus jums. Šitas vyrukas instaliuoja mums virvutę. Pradžiai va tokį permetę. Mažą ir su ją pritrauks didelį. The con of being tall. Wow, iškels mūsų rope swingą. It's spooky. It is, right? Yeah. It's all, you see where you would jump from now? Yeah. Cool. You see where you would jump? It's a tree. Like bungee. Recording. Take your time, dude. No rush. Oh, fuck yeah! My boy. Are you doing something dumb? You gotta turn Oh, around that's so perfect. all of you, when you guys are up there, make sure you really fully extend your arms and you see what it feels like to have it tensioned, because you want it as tight as possible. It'll just make it smooth. Have fun, dude. Alright, guys. Good one, brother. Enjoy. You do it. Alright. 3, 2, 1. Base jump. Jump. Yeah, Martinez! Yeah, Martinez! Whoa! Wow! Fuck yes! That was sick! Woo! Oh, ne! Fuck. Tiesiai ant šūdo. Nuleidau parašiutą. Tiesiai ant šūdo šito. Bet tai šuolis tai buvo neįtikėtino gerumo. Wow! Nu ir šuoliukas, ta prasme, neina patikėti kokio gerumo. Kaip gaila, kad tik vieną darom, čia reikės grįžti kažkaip, nes šiandien tos virvės galima tiek nesąmonių prisidaryti ir prisigalvot. Wow, man viskai mind blown. Tokio smagumo šuolis. Ir dar tas bičiukas pareguliuoja tavo virvę, palei tavo ūgį. Jis tobuliausias rope swingas gyvenime, kokį tik esu turėjęs. Ir dar gali belė ką šaut. Taip smagu buvo. Wow. Nežinau, kažką turiu keist gyvenime, padaryti kažkokius sprendimus, kad čia grįžti ir vėl dar iššaut to swingo. Nes tai patiko, labai smagus šuolis. Gaila, kad tas orelis mums čia toksai neleipina šiandieną. Bet va, visa chebrytė irgi jau nusileido. Dar šoks keli žmonės. Kirilas darys tą patį rope swingą su vinksiutų įsidėjęs. Crazy motherfucker. Tai žiūrėsim, kaip čia jiems seksis. Bet manau, kad puikiai. Tai va. Gerai, judam toliau, žiūrėsim, kaip čia diena rutuliosios. Taigi, kaip ir šnekėjo, taip ir atsitiko. Visgi šiandien baigėsi šuoliukai, nors atrodo čia visai puikus oras, bet kils vėjas ir tikriausiai, kol pakiltumėm iki exito, iki šuolio,
jau būtų nebegeras šokti tiek tenais viršui, tiek apačioje nusileidimo. Tai šiandien ką, pakuojamės daiktus ir grįžinėsim į pradinę lokaciją, kur pačioj pradžioj buvom atvažiavę. Ten vėl tęsim šuolius su kostiumais jau. Tai vat kita disciplina, tai čia parodžiau jums iš tikrųjų skirtingas disciplinas, bei jumpo jų yra tikrai keletas. Tai viena iš jų, kaip matėt, buvo šuoliai su kostiumais, kita yra aerialsai arba visokiausi tai triukai, saltai ir panašiai. Ir dar jų keletas, bet šitoj kelionėj neapšnekėsim, neparodysim. Kaip pavyzdžiui urban base jumping, kas yra šuoliai nuo pastatų ir panašiai mieste. Tai va, tai galbūt kažkokią šuoliuką padarysim, pasakojo, kad yra kažkokia antena anoje vietoje, anoje lokacijoje. Jeigu bus blogas oras ir negalėsim šokti nuo uolų, tai nuvarysim šokti nuo antenos bent jau. Tai va, tai dabar ką, pakuojamės daiktus, pakuojam parašiutus, pavalgom ir į kelią. 3,5 valandos laukia mašinoje, susigrūdus, su chebryte. Nuvažiuosim atgal tenais ir nežinau, ar šiandien šuolį padarysim ar ne. Gaila iš tikrųjų, norėtųsi daugiau čia šert be sustojimo tų šuolių prisų kiek įmanoma, bet oras yra oras šitam sporte. Kaip ir skydaive, taip ir čia neišvengsi. Tai taikomės prie situacijos, kokios yra ir nenukabint nosies svarbiausia. Varom! Ačiū, kad žiūrėjot. Čia baigėsi vidosas, antroji dalis. Pažiūrėkit pirmą, jeigu dar nematėt. O jeigu matėt, tai laukit trečios. Bus kažkada neužilgo. Ir nepamirškite palaikinti šitą vidoso. Pasisubscribinkit kanalą, jeigu dar to nedarot. Bet manau, kad visi, kas žiūrit, yra subscribinę. Ir pasidalinkit su draugais. Kažkam nusiųskit, kažkam draugeliui, parodykit, gal daugiau žmonių pradėjo žiūrėti. Būčiau dėkingas. Taip, kad ačiū, kad žiūrėjot. Ir susitiksim kitose vidosose. Čiau! Oye, dale. Labai šitai magiški ir geri. Miguelito, Bambi Hayes, Frontera Bugalú, Rachetón. Hey, pa' que sepan, dale mi negrita, baby, baila. Ese cuerpito de tequila y playa. Mi maíta en bikini.